visko matęs. Nu. Gyvenime šilta ar šalta. Svėlės nesiskutęs. Irgi gerai, žinai. Gal paskatins žmonės, žinai, kur ne. Kaip čia. Nebijot kameros. Ja. Nuo ko pradėsim? Nuo kažko? Gal pradedam nuo to, kur jau rašiniai? Tai gal nuo to ir pradedam, nuo ko pradėjai pasakoti, tai kodėl mes nekeičiam temų ir kodėl visą laiką greičiausiai viskas bus taip pat. Tai man atrodo visų podcastų pagrindinė mintis tai yra pagauti žmonių dėmesį ir kažkaip pamaitinti galbūt jų smalsumą arba protą. Na ir be abejo ilgainiui sulaukti tam tikro populiarumo. Tai mes iš tiesų išbandom tezę. Kas bus, jeigu mes susitiksim ir pasikalbėsim apie tai, kas mums šiuo metu, mūsų šitam gyvenimo etape, šiandien, su visais įvykiais, kurie mums nutiko, mes pasikalbėsim apie tai, kas mums svarbu ir visą tai rašysim. Ir būsim taip, kaip mes būnam, nesiekdami specifiškai nieko nustebinti, patraukti arba kažko labai specifiškai pasakyti. Bet vis dėlto mes turim tam tikrą programą. Mes esame aristos, mes tai įvardinam ir mes jau praeitam savo susitikimą kalbėjom, kad aristos yra tam tikra pastanga, tam tikras užmojis suteikti idėjos, energijos naujosios žemės lyderystai. Naujoji žemė, šiuo atveju mes referuojam šiek tiek į tai, ką yra įvardinęs, pasakęs Eckhartas Tolle. Ir su šiuo terminu jau yra susipažinę milijonai žmonių. Na ir galbūt nereikėtų maišyti su New Age kažkokiu, kur mes gal tam psichodelikus kokius ar dar kažką, bet labiau kreipiamės į galimybę mums gyventi kokybiškiau, gyventi grožio apsuptyje, gyventi tikint žmogaus prigimtimi, tikint pasaulio apskritai gerąją evoliucijos prasme, pasaulio galimybėmis, mūsų galimybėmis kurti, manifestuoti, apskritai džiaugtis gyvenimu. Ir visa tai iškyla kontekste pakankamai niūrios pasaulio situacijos, kuri per daugybę kampų mes matome, kaip senos sistemos griūna, nebetlaiko spaudimo. Ir tai pasireiškia karais, tai pasireiškia krizėmis, finansinėmis, psichologinėmis, sveikatos krizėmis, susipriešinimu tarp žmonių, ideologiniais karais. Ateinam į situaciją, kur susikalbėti žmonėms gyvenantiems savo burbuluose, susikalbėti su kito burbulo atstovu darosi vis sunkiau, žmonės vis labiau praranda kažkokį bendražmogiškąjį pagrindą, vis labiau pamiršta, kad už kažkokių ideologinių nesutarimų, už politinių pasidalinimų yra vis dėlto kažkas, kas mus visus sieja, kažkokia yra transcendencija pagaliau, aukščiau už mūsų nuomonės nesutarimus. Ir šios sugriūties ir galbūt tokių netgi ir gąsdinančių prognozių kontekste mes vis dėlto su tavim, Dominikai, bandom sakyti, kad ir vis dėlto mes galim gyventi nuostabų gyvenimą, kūrybingą gyvenimą, manifestuoti gražius dalykus, kurti nuostabes bendruomenės, kurti pasaulius. Mes esame kūrėjai ir mūsų gyvenimas gali skleistis gražiausiamis spalvomis. Ir štai šitas susitikimas, šitas pokalbis, tokio tipo pokalbis, kuris neveikia pagal paradigmą, pritraukim daugiau žiūrėtojų, pritraukim daugiau patiktukų įvairiausių ir kažkaip nustebinkim ir duokim žiūrovui, dar kažkaip pamaitinkim, bet ne, būkim tuo, kuo mes esame. Priimkim tai, kaip mes esame šiandien, kalbėkime iš tos vietos, iš kurios šiandien galim kalbėti. Ir jeigu neturim ką pasakyti, tai gera vieta pradėti. Kaip tu šiandien sakėjai, aš šiandien atrodau visko matęs.
o čia plaukai tokie ir taip toliau. Nu, bet ir gero, ir blogo. Taip, ir šiandien tokia diena, nu ir ką, ir su tuo atkeliavau ir aš dėl to visiškai nepergyvenu, man smagu, nes tai esu aš, šiandien aš esu toks. O taip, toj šviesoj ar tam šešėlį, kuriam mes dabar esam, aš vėl pargrįšiu prie to paties, kad man yra akivaizdu, kad tai yra tai, kas mes esam, tai, ką mes turim, tai, ką mes matom, kas vyksta pasaulyje, tai esam mes. Esam mes. Ir geras klausimas yra, gera vieta yra sustoti ir paklausti, o tai kokios mano mintis ir kokie mano veiksmai prisideda prie šitos fragmentacijos, prie šitų konfliktų, prie šito dialogo nebuvimo, prie tos kančios, kurią mes matom, ir nerodyti pirštų į išorę, kad būtent kažkas yra už tai atsakingas ir mes turime tai nugalėti, įveikti, bet o kokia mano mintis, koks mano žodis, koks mano santykis, perspektyva šiandien dieną kuria tą patį pasaulį. Ir tol, kol mes to nepamatysim ir mes galvosim, kad tai, kad mes pykstam ant kažko, norim įveikti, kad mes galvojam, jog kažkas yra blogis ir mums reikia jį nugalėti, nužudyti, tol mes turėsim tokį pasaulį. Mes į tokį turėsim ir manifestuosim ir suksimės tam rate. Ir kai sustosim kažkurio momentu ir pagalvosim, sustosim ir pajausim, įsibus tai mus, įsikūnis ta idėja, kad palauk, tai o gal aš šiandien galiu apkabinti, nusišypsot, pamatyti meilę visuose žmonėse, pradės keistis dalykai. Iš pradžių tavo šeimoje, po to tavo draugų šeimoje, po to tavo darbe ir kitur. Ir staiga žiūrėk ir gyvensi tu tą gyvenimą ir visi gyvens tą gyvenimą, kuris yra kitoks. Ir tai gali skambėti, kad oi, čia mes šnekam ne apie realistiškus dalykus, ne apie tikrą pasaulį. Ir arba galima į tai žiūrėti kaip, tai yra kažkokie dalykai praėję, kaip tu ten, kada mes šnekėjom, kur sakėjai, tai apie buvimas čia ir dabar, kai kurių žmonių matyme arba galvose, tai yra jau sena istorija. Jau čia ir dabar jau yra kažkas praėję, jau šitą mes gebam ir mokam, dabar turim kitų dalykų mokytis. Nuvalkiota frazė, suprask, kad šitą jau girdėjom, šitą jau žinom, nebekartokim, eikim prie kažko naujo. Tarsi mes tai ir įkūnijom, tarsi tai ir įgyvendinam. Tai taip, tikrai ne. Taip, ir atrodytų, kad ar tokie dalykai kaip meilė, laisvė, buvimas čia ir dabar, ar jie gali praeiti, bet kažkaip mes vis norim metodikos, kuri naujesnė, kuri pažadintų mūsų kažkokius sensorinius, stimuliuotų mus, vis stimuliuotų ir toj šviesoj mes galbūt negebam pabūti su dalykais, kurie jau yra patikrinti, pavadinkim taip, ir kurie suteikia tuos atsakymus, tik tai reikia ten, nepabijoti pabūti. Man regis, tai yra amžini klausimai, taip, ką reiškia žmogui būti taikoje, su savimi, su aplinka, su pasauliu, kas yra meilė, kasdienybė mano, kaip jis skleidžiasi ir ką man dovanoja, pagaliau pats dėkingumas, kas tai per jausmas. Kaip jisai paveikia mano veido raumenis pagaliau, kaip jis paveikia mano visą vidinių organų sistemą, kaip paveikia mano virškinimą, ar ne? Tai regis girdėti žodžiai ir kadangi jie yra girdėti, kadangi jie yra įprasti, regis nebeverta jiems skirti dėmesio. Nes mes gyvenam naujienų, vis kažko naujo, naujoviško kultūroje, mes vis laukiam pasirodant kažkokios mūsų protą dirginančios žinios ir be abejonės galimai pamirštame klausti apie tai, apie ką žmonės klausia visais laikais ir matyt nebereikalo. Ir galimai neatsakymas yra svarbus, galimai pats užklausimas, gyvas užklausimas, buvimas klausime yra svarbus. Tai štai ir filosofijos dovana žmonijai yra gyvas klausimas. Ne klausimas, kuris yra atsakytas ar išspręstas, arba naujausias mokslinis tyrimas, kuris parodė, kad štai dėkingumas labai, labai gerai veikia mūsų ir savijautą, o atleidimas leidžia išlaisvinti papildomas smegenų funkcijas ir gebėjimą koncentruotis ir efektyviau dirbti. Tai galim vis dėlto sakyti, kad taip, tie atsakymai jie yra svarbus, jie turi savo vietą, bet svarbiausia yra gyvas klausimas, nes mes keliamės naują dieną iš naujo ir
gali būti, kad tai, kaip buvo vakar, šiandieną nebegalioja. Nebegalioja, nes kontekstas pasikeitė, nes aš pasikeičiu ir man reikia vėl iš naujo surasti, ką tie amžini dalykai man iš tikrųjų reiškia. Taip, ir aš dabar kažkaip važiavau ir mes kažkada su žmona šnekėjomės, su Skaiste apie tai, o ką reiškia būti, pavyzdžiui, tėčiu, mama, ir priėjom prie tokios pakankamai paprastos, bet manau akivaizdžios išvados, kad nėra, kad tu pagimdei vaiką ir visada esi mama. Faktiškai taip, gal kažkur, kur mes esam parašę ant dokumento, bet būti mamos dvasioje, tai reiškia išreikšti tą mamystę. Tai yra kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, kiekvienu momentu. Ir kaip tu sakai, kiekvieną rytą pabudęs, tu būni tėčiu, arba būni mama, arba nebūni. Bet jeigu tu neišreiški tos tėvystės, bet tą dieną, tai galbūt ir tu negali sakyti, kad aš šiandien buvau tėčiu. Taip, galbūt parašyta kažkur dokumentuose. Ir man atrodo, kad tai yra, jeigu tu kiekvieną dieną pargrįžtum prie tam tikrų fundamentalių tokių klausimų ir tiesiog atsakytum, o tai kas aš esu, tokių bazinius dalykus. Va žmogus, o kaip žmogus turėtų elgtis? Tėtis, o kaip tėtis turėtų elgtis? Va tų tokių fundamentalių, kurie formuoja mūsų tą gerovę, pavadinkim taip, kurioje mes gyvename, mūsų gyvenimo kokybę. Ir jau kiekvieną dieną prie tų klausimų pargrįžtum, galbūt nenubėgtum į tuos klausimus, kurie iš tikrųjų kurių veikime, kuriuose nelabai tu turi daug poveikio, o tu labiau įsisuki į tokį minčių žaidimą, kažkam kažko įrodinėjimą, komentarų kažkokį rašymą galbūt, galvojimą, kas ką pagalvos apie tave. Užtektų vien kiekvieną dieną turbūt atsikelti ir pagalvoti, tai o ką reiškia būti žmogum, o ką reiškia būti tėčiu, o ką reiškia būti sūnum. Ir tu užtektų tokių 5 klausimų turbūt per dieną, tokių, kad galėtum... Man regis tokie klausimai, Dominikai, jie ištinka. Bent jau mane, jie ištinka kaip tam tikra nuostaba. Aš kartais pagaunu save, kad aš esu tėtis. Pagaunu save ir giliai nustembu. Tai yra be galo keista, tiesą sakant. Tokia, taip jau beveik 8 metai esu tėtis, bet vis dar nustembu. Vis kažkurį rytą atsikėlęs ar dienos metu, ar būdamas toliau nuo savo vaikų įsitraukęs į kažkokias kitas veiklas, mes su Jekaterina sakom, mes turim 3 berniukus, ar tai nekeista, tai be galo keista. Ir galbūt tai, ką aš sakau, jau skamba labai keistai, bet mes galbūt kiekvienas žmogus galim užčiuopti tuos momentus, kuomet žodis, įvardinantis mūsų statusą, mūsų pareigas, mūsų rolę, jisai mums tampa keistas. Mes susvetimėjame su tuo pačiu žodžiu. Ir man atrodo, kad šis tarpas, šis keistumo išgyvenimas gali būti savaip produktyvus, nes jisai mus įmeta į šį klausimą, ką reiškia tėtis, ką reiškia meilė, ką reiškia atleidimas, ką reiškia dėkingumas. Įmeta neformaliai, ne iš knygos, ne iš to, kad kažkas pamokė, kad taip reikia, ne iš siekio kažkaip generuoti daugiau efektyvumo arba asmeninės galios, bet tiesiog egzistenciškai. Ir va tos tarpus, tos keistumus, aš bent jau pats savo, aš leidžiu juose savo išbūti. Nes gali būti, kad ten yra užčiuopiamas gilesnis būties sluoksnis. Tas būties sluoksnis, kur mes nesame jokios rolės. Kur, kaip praeitos laidos metu mes kalbėjom, ir yra kažkokia tuštuma vidinė, kažkoks niekas, kažkoks niekis, kuris giliai yra mūsų esmė. Ir tu tuomet pasakėjai, aš įvardinau tą niekį kaip tuštumą, kaip žiojėjančią galbūt skylę, kaip tai, iš ko kyla mūsų nepasotinamas alkis ir geismas kažkuo tapti. Ir tu tuomet pasakėjai, bet mes galim susidraugauti su tuo, mes galim kažkaip perbraukti ranką per tą juodą skylę, ir tai pasirodo vanduo ir sumirga žvaigždės, kurios atsispindi juodame vandenyje iš juodo dangaus, ir pasirodo, kad ta tuštuma savai produktyvi ir turtinga. Aš kažkaip galvojau, liko graži metafora iš to. Tai štai tame atsitraukime nuo kasdienybės rolių, nuo kasdienybės statusų, tame gyvame nustebime,
galimai mes užčiopiam tą sluoksnį, kur mes nesam niekas, arba mes esam niekas. Kitaip tariant, nesam jokia konkreti rolė. Ir jeigu mes leidžiam savo ten pabūti, jeigu mes leidžiam savo išgyventi tą sluoksnį, pirmas pojūtis yra galimai praradimo, baimės, kritimo į bedugnę, į nežinę, nes mūsų pati kondicija buvimo šitoje žemėje, šitoje kultūroje, šitam gyvenime yra į save įtvirtinti, save išreikšti, save pasakyti, kažkaip save parodyti. Ir štai tuo metu, kai visa tai, kuo tu save išreiški, pasirodo be galo keista, kai joks pavadinimas nebetinka. O tai, kas tu esi savo esmėje, vienintelis, kuris žodis tikrai galbūt yra tinkamas, nes jis yra paradoksalus savyje, tai yra niekas. Paradoksalus, nes jisai ir yra, ir jo nėra tuo pat metu. Negali sakyti, kad niekas egzistuoja. Tai jis egzistuoja savo neegzistavimu arba neegzistuoja savo egzistavimu. Tai štai kažkokia giliausia mūsų esmė yra ta gili tuštuma, į kurią krentant ištinka baimė ir noras kuo toliau, kuo greičiau kapanotis į viršų ir užsidėti bent minimalią etiketę. Aš budistas, aš medituotojas, aš patiriu šunį, reiškia tuštumos patyrimą ar atmaną arba nirvaną ir štai ta etiketė man staiga tarsi ištraukė, aš suteikiau tam prasme ir ta tuštuma tapo jau pilna kažkokių reikšmių. Bet Šliogeris sakydavo, kad kai mes krentam į dugną, kažkurio metu mes pasiekėm žemę kojomis. Ir randam nuo ko atsispirti. Ta tikra žemė iš tiesų. Tikra žemė. Jeigu aš tampu niekuo, jeigu aš tampu tyra pasaulį reginčia akimi, jeigu manęs nelieka, tada tuomet iškyla viskas. Tuomet egzistuoja viskas. Ir tame viskas aš vėl atrandu galbūt džiaugsmą apkabinti, džiaugsmą priliesti, džiaugsmą būti, be jokių priemaišų, įsitikinimų, kaip aš turėčiau gyventi, kas yra gera, kas yra bloga, be kultūrinių priemaišų, be kalbinių kažkokių inkrustacijų. Tai štai ir galbūt mūsų nusiteikimas kalbėti iš nežinojimo, ką toliau pasakysi, yra savotiškas bandymas aktyvuoti galimybę nepasirodyti kažkaip, nenorėti kažkaip, nebūti kažkuo. Ir akimirksniu vykstantis kritimas į tuštumą ir kilimas iš jos pasireiškia kaip žodis, užsimesganti mintis, santykis. Iš kur ateina mintis? Man regis, jį gali ateiti iš dviejų šaltinių. Gali ateiti iš pačios kalbos, iš nuolatinio įvairių prasmių ir visokių tai įprastinių kalbos takelio sukimo. Arba jį gali iškilti iš gelmės. Iš ten, kur žodis iškyla poetui, kūrėjui. Naujas žodis, keistas žodis, nustebinantis, sudrebinantis. Aš neskau, kad tai būtinai turi nutikti, arba tai būtinai nutinka. Transcendencija yra dovana, ne? Ir tas tikras žodis galimai yra dovana ir mus ištinka kaip tam tikra svetimybė lygiai taip pat. Mums belieka laukti. Bet kol nesukuriam sąlygų, laukimo sąlygų, kol neišlaisvinam savęs į nežinomybę, gali būti, kad toks žodis, toks projektas, toks santykis neiškils į žemės paviršių. Aš dedu čia pats savo tokia labai gražiai išreiškia tą skirtį tarp to, apibrėžiu taip, ta mintis, kaip sakai, kur iš gelmės parkeliauja, aš jau vadinu idėją, o tai, ką mes patys generuojam, galvoj, mintimi. Ir atrodo, kad tos idėjos ir kyla iš tos gelmės, kuriom reikia tų sąlygų. Ir
kažkada mes, kai su tavim kalbėjom, nežinau, ar tu pameni, man atrodo, kad ta žymioji frazė, kuri yra, aš žinau, kad nieko nežinau, kurią visi taip naudoja. Man atrodo, kad galbūt jinai yra apie tai, kad, nes jeigu aš neklystu, ten tiesioginis vertimas yra, aš žinau, kad nieko nežinau. Ir man norėtųsi tai paversti, aš žinau, kad nieką pažinau. Ir kad tai yra žinojimas, ne nežinojimas, bet žinojimas apie nieką, apie tą niekį. Ir va čia yra ta gelmė. Ir jeigu tu jį pažįsti, susitinki su juo, turi tą užmesgį santyki ir iš ten ir atkeliauja tos idėjos. Kai tu ten pabūni, kartais jos atkeliauja, kartais jos neatkeliauja ir tada tu jau jas paverti minčių pagalba, pradedi manifestuoti, pradedi kažką tai iš jų formuoti, iš tų idėjų. Bet tada atsiranda ir tada gimsta ta kūryba, tada kūrybos tas potencialas, nes jisai atkeliauja ne iš tavęs, ne tu pats sugeneravai tom pačiom mintim, sukdamas tą ratą, o tau buvo duota. Ir tu už tai atsidėkoji, kaip ta sėkla tavie buvo pasėta, tu už tai atsidėkoji ją puoselėdamas, kultivuodamas, tiek, kiek tau yra duota, kiek tu gali įdėti energijos ir tada vėl paleidi tai gyventi. Ir toj šviesoj man labai yra simptomatiška, kad mes, buvau dabar vienoj konferencijai ir kaip matosi, kaip mes produkuojam, pavadinkim taip, kitiem objektam, kitiem reiškiniam, tai, kame mes patys gyvenam. Ir buvo kalba apie Lietuvą ir kad Lietuvos pasaulyje niekas nežino arba žino nedaug ir reiktų, kad žinotų daugiau. Ir šiaip yra blogai, kad jeigu nuvažiuoji į užsienį ir pasakai Lietuva ir niekas nežino. Ir turėtum dėti maksimalią pastangą, kad žinotų. Ir aš taip juk, tebūnie sarkastiškai pasakysiu, bet o gal Lietuva nenori, kad jo žinotų. O gal yra gerai gyventi ten, kur niekas apie tave nežino. Ir kodėl yra savaime gerai, tai be abejo mes pradėjom kalbėti apie investicijas, apie geresnį ekonominį gerbuvį, nes tada žino, bet o kodėl ir tada pargrįžtam prie to paties, o tai kodėl yra toks didelis poreikis, kad mane visi žinotų. Aš noriu būti įžymybė, aš jau taip nuėjusiu labai toli. Vienas iš siekinių būti įžymybė. Ir tada, kad Lietuva būtų labai įžymi. Ir kad, nes būti nežinioje, tai vėl būti kažkur tam kritime yra labai baisu. Ir tada visais būdais bandoma ten net nebūti. Bet atrodo, kad pabuvimas ten atneša naujo potencialo, naujos energijos, vėlgi atnaujinti tą pasaulį, kuriame mes gyvenam. Tikrai atrasti dalykus, kurių mums reikia, kad gyventume didesnį harmonijoje, balansą ir panašiai. Klausimas kyla toks, ar mes galime būti pilnai ir pilnavertiškai, jeigu apie tai kažkas arba kažkoks kiekis nežino. Arba niekas nežino. Ir man regis, tai galioja ir Lietuvai, tai galioja ir organizacijoms, ir individams, kiekvienam iš mūsų, kurie šiuo metu savo socialinėje medijoje bandome kažkaip informuoti pasaulį apie tai, kaip mes gyvenam, ką mes darom, kaip mes jaučiamės, kaip mes vertiname įvairius reiškinius, mes informuojame. Nes žinodami, kad apie tai žinom, mes kažkaip tarsi jaučiam, kad patys pilniau esame, tarsi sakome, mama, žiūrėk, kaip aš moku, žiūrėk, kaip aš darau. Ir mes laukiame iš pasaulio pripažinimo, iš pasaulio, iš kitų žmonių, kurie sako, aš tave matau, aš tave atpažįstu, tu tai darai. Ir tuomet mes jaučiamės galimai truputėlį tikresni, truputėlį labiau išbaigti, truputėlį labiau užtikrinti patys savimi, kad mes esame, kad mes nesame niekas. Ir mes grįžtame prie tos pačios, prie to paties momento, ar galima leisti savo kristi į nieką, į buvimą nežinomais. Ir vėlgi, mes čia sėdim, be abejo, mes sėdim studijoje. Taip. Ir įrašinėjom šį pokalbį. Kodėl?
Man tai kitaip neišeina. Aš turbūt turiu tokį atsakymą. Tai išeina kitaip, mums daug kartų išėjo kitaip, irgi mes kalbėjomės ir jautėmės, kad tie pokalbiai kažkaip įgilina, įžemina, yra savai produktyvūs. Bet kūrybinis aktas, išbandykim tezę, pasižiūrėkim, o ką reikš mums būti toje formoje, kurią užduoda pasaulis, kuriame gyvenam, kas yra ta forma, kurioje mes gyvenam. Tai yra podcastai, tai yra žinių skleidimas, tai yra kažkoks sekėjų pritraukimas. Bet ar galime tame būti, nebūdami įsitraukę į tai psichologiškai arba nežaisdami viduje to žaidimo? Ar mes galime kalbėtis, nesiekdami perteikti kažkokią konkrečią informaciją, nesiekdami kažkokių labai konkrečių tikslų, kažkokios labai specifinės komunikacijos, kažkaip save parodyti arba save įtvirtinti kaip vieno arba kito dalyko ekspertus, ar išdrysim, ar galėsim. Tai savotiškas, toks paradoksalus veiksmas. Ir tas veiksmas, jis nėra naujas istorijoje, tiesą sakant. Jeigu to paties Šliogerio kūrybą paimtume, tai melancholija yra dominuojanti nuotaika ir jos esmė, tos melancholijos yra nusivylimas, netikėjimas kalba, savotiškai supratimas, kad kalbėjimas, nuolatinis kalbėjimas, rašymas, komunikavimas, jisai netveria tos transcendencijos dovanos ir tikrovės ir tuo pat metu negalėjimas ten nebūti. Nes kai tu kartą pamatei, kai tu užčiopei, kai tu gyveni transcendencijos kaiminystėje, sekantis dalykas, kuris ateina, tai iš gelmės kylantis žodis, kuris privalo išeiti, iš gelmės kylanti kūryba, kuri privalo išeiti į dienos šviesą. Ir tas pats Šliogeris sakė, čia yra kūrybos esmė. Dabar ir Rick Rubenas apie tai kalba, sako, kūrybos esmė juk nėra produktas, kuris visiems patinka. Gimė tai, kas negalėjo negimti, gimė tai, kas yra labai asmeniška ir tavo, ir tu esi pati pirmoji ir pati svarbiausia auditorija tam, kas gimsta. Ir tai yra tavo gyvenimo procesas, gyvenimas kaip gimtis, gyvenimas kaip kūrybinis aktas. Ir tam gal ir reikia tam tikro išdėstymo. Turbūt. Neturbūt, o savo patirtim galiu sakyti, kad kitaip nematau, matau, kad taip. Ir dabar irgi buvau su tokia patirtim, kur klausiau savęs, o kodėl, kai tu būni grožyje saulėlydžio ar saulėtekio arba miško kaip apimtyje, ne kaip vieno medžio, bet miško potyryje, tame grožyje tu paskęsti ir tu nenori jo turėti. Tu grįžti ir tiesiog eini miegoti po saulėlydžio, pavyzdžiui. Ar pasitikęs saulėtekį, eini atsigerti arbatos. Tu nenori jos turėti, kad jinai būtų pastoviai pas tave. Taip, fotografija yra kitos išraiškos, kai tu nori užfiksuoti tą momentą. Bet tokia kančia kūrinti, nuolatinės pastangos tu tame neturi, kad tu nori turėti saulėlydį. Bet staiga, jeigu mes pamatom ten kokį gražų, pavadinkim taip, ten automobilį, arba kuris mums parodytas kaip įteiktas, kaip vertingas, gražų žmogų, gražų namą, būstą, staiga atsiranda viduje kažkokia tai trintis, kančia ir tai natūralu kyla iš tokio vertinimo. Bet aš net galvoju, tam tikrą prasme tai yra susijęs su tuo, kad mes turim tikėjimą, kad mes galim tai turėti. Mes saulėlydžio negalim turėti. O šitą mes turim tikėjimą, kad kredito pagalba arba kažkokią tai pagalbą mes galim tai turėti. Ir pabuvęs su šita patirtim, aš priėjau prie tokios vienos iš išvadų, kad tai yra iliuzija. Mes neturim turėjimas. Mes iš tikrųjų neturim automobilio. Mes važiuojam, mes
naudojamės juo, bet mes jo neturim, nes bet kada jisai gali ten sugesti, netekna įvairios aplinkybės ir taip toliau. Mes neturim namo, mes iš tikrųjų nieko neturim lygiai taip pat, kaip mes neturim saulėlydžio. Bet mes esame įtikėję, kad mes galim turėti ir todėl, kai mes tai užturim, mes patiriam, kad iš tikrųjų mes neturim. Tai yra mes galvojam, kad tokiu būdu mes užkišim kažkokią tai savo žiojėjančią, tą pavadinkim taip, skylę, ne tom priemonėm, na aš taip gal banaliai sakau, ne tom priemonėm, bet pats faktas, kad mes galvojam, kad turėjimas yra įmanomas, jisai yra iliuzija, nes mes tik užturim ir vėl neturim. Ir tai yra tiesiog rodo, kad mes neturim, lygiai taip pat kaip saulėlydžio. Kaip su pinigais, juos turi tik tai tuo momentu, kai juos iš tikrųjų leidi. Taip. Nes kažkas įvyksta. Jo, turėjimas yra realizavimas, bet tuo pat metu turėjimas yra ir praradimas. Tai kad kažką turėti, tai iš tikrųjų reiškia tai paleisti, išleisti. Turėti saulėlydį reiškia leisti jam tęstis, tai reiškia galėti jį prarasti arba prarasti jį tą pačią akimirką, kai jį turi. Ir čia yra tas gilus turėjimo paradoksas. Ir mes negalim nieko užfiksuoti, negalim turėjimo niekaip pagauti. Turėjimas yra iliuzija, taip. Ir tada ir kai tai įkūniai savy, kai gyveni tuo, tu staiga atsiduri būsenai, paradoksaliai atsiduri būsenoj, kai tu esi viskas ir niekas ir esi absoliučioj gausoj. Nes tu esi viskame, tu esi saulėlydį, nes tu žinai, kad vėl bus saulėlydis, ar nebus. Ir tu esi absoliučioj gausoj. Kai nebeturi saulėlydžio, turi užsižiebiančias žvaigždes, ar turi kažkokį kitą procesą, kuris tuo metu vyksta. Mes niekada, bent jau gyvendami jusliniam pasaulyje, būdami įkūnytomis būtybėmis, gyvendami kūne, mes niekada nesame jokioje tuštumoje. Tuštuma yra tik mūsų pačių projekcija į pasaulį ir mes išgyvenam trūkumą arba tuštumą, kurio pasaulyje nėra. Jo nėra daiktuose, jo nėra patirtyje, patirtis yra visada pilna vyksmo, bet neturėjimo. Arba pilna turėjimo kaip vyksmo, bet neturėjimo kaip kažkokios fiksuotos situacijos. Tai aš tai bandymas matyti užfiksuoti kažkokį turėjimą kelia didelę kančią ir man atrodo, tai regisi yra ir vartojimo variklis. Mes įsigijam daiktą ir akimirką tarsi jį turim ir tuoj pat jis mūsų ima nebedžiuginti, nebemaitinti turėjimo poreikio ir mes turime įsigyti sekantį, kad realizuoti turėjimą. Ir lygiai taip pat norim turėti kūną, lygiai taip pat norim kažkaip turėti tam tikrą kūną, turėti tam tikrus įgūdžius. Vėlgi vis bandydami pasakyti, kad gyvenimas nėra niekas. Arba nėra niekas. Taip, kad gyvenimas yra kažkas, ar ne, kad jis gali būti substancialus. Bet regis tik tai leisdami ir išleisdami tą turėjimą, mes tikrai galime atsidurti toje gausoje, kurioje nuolat atsinaujina ir nuolat pilna paties įvairiausio vyksmo ir jo visada yra daugiau, nei mes galime pagauti, apčiuopti, pajausti ir kai atveriam savo akis, ausis, uoslę, kitus pojūčius, gilesnius pojūčius, kinestetinius pojūčius, šios tikrovės gausai, tuomet ta tokia, sakyčiau, paviršutiniškas turėjimo poreikis jis atpuola. Ir tuomet man nereikia nuskinti gėlės, kad turėti. Nereikia, vėlgi mes šiandien kažkaip dar ir apie moteris truputėlį pakalbėjom. Nereikia turėti, nereikia kažkaip eskaluoti santykio, kad pasidžiaugti praeinančios moters grožiu arba pačių praeinančių grožiu. Tiesiog leisti savo prisipildyti tos akimirkos gausos ir grožio, nenorint užlaikyti, nenorint tai paversti nuolatinę kažkokią tai bestęsančią tikrovę, nes niekas nesitęs, niekas neužsilaikys. Ir tik kai leisim vykti, tuomet pas mus ateis kiti dalykai ir kiti.
Ir gyvenimas virs nesibaigiančių nuotykių. Taip, ir gražių nuotykių. Ir kai aš bičiuliai tokia manęs klausė, jisai visą laiką, sakoma, gyvenimas visada pastato į tokias situacijas, kur aš būnu tarp žmonių, kurie labai daug turi. Tokio, labai daug visko. Dabar, Dominikai, kai taip kalbam, kai tu pasakai, kad kažkas būna tarp žmonių, kurie labai daug turi, kažkodėl tai skamba labai juokingai. Tas apskritai labai daug, bet va, tam žmogui kančia, tai nuolat trinti kančia kėlė. Nes jis neturi, taip. Nes jisai neturi. Jis išgyvena neturėjimą. Taip, kadangi jisai vertina, vėlgi jungiam proto funkciją, mes vertinam, nes turėjimas ir neturėjimas yra sąlyginis dalykas, nes tu sakai, kažkas turi, tai reiškia kažkas neturi, arba mažiau, daugiau, nes tai yra vertinimas. Nes jeigu tu priemi tai, kad taip yra, tai nėra nei daugiau, nei mažiau. Yra. Ir kai tu jungi vertinimą, tada sakai, o, kažkas turi daugiau, ar kažkas mažiau, ar kažkas geltoniau, ar kažkas žaliau. Ir per tą funkciją proto tu aktyvuoji tam tikras emocijas. Ir jisai tą emociją nuolatos išgyvendavo tokią nepritekliaus ir tada kančios ir skausmo ir įtampos. Ir mes jau pašnekėjom ir toj pačioj perspektyvoje, kaip dabar mes šnekam, aš sakau, tai gal tau, jeigu matai, kad kažkas gražu, tau gražu, sakyk, o gražu, bet nenorėk turėti, tiesiog palikti tą vietą, kad gražu, gal tau, gal ne tau, bet neįjung to, kad, o lyginant su manim, o ką man padaryti, kad tai turėti. Ir sako, žinai, sako, veikia, po truputį, sako, bet veikia tie dalykai. Kaip tu sakai, eini miške, matai, kad gėlė graži, tu pažiūri ir palieki ją ir eini toliau. Nes iš tikrųjų, tu turi viską, kas yra šiame pasaulyje. Taip. Tiek, kiek tai tau atsiveria, pasirodo, galbūt ne tuo būdu, kad tu gali tuo naudotis, kai tik įsigėdė, bet apskritai, kodėl reikia įsigeisti naudotis kažkuo kitu, nesinaudoti tuo, kas šiuo metu yra duota. Nes tarkime, kai neturi savo kambaryje labai daug daiktų, tai turi labai daug vietos. ir tuomet gali naudotis tuo, ko turi. Gali naudotis tą tuščią erdvę, kurti dalykams, kurie atsiranda iš tos tuščios erdvės. Ir jeigu kitu atveju turi daug daiktų, tai tuomet darai kažką su tais daiktais. Bet štai mūsų nuolatinis noras būti ten, kur mes tuo metu nesame, kažkokioje kitoje vietoje, kažkokioje kitoje situacijoje, kažkokiam kitam laike, kuria kančia. Tai nepriteklius, nes toka kaip tokia daiktų arba turėjimo, arba situacijų kuria, bet apskritai mūsų negebėjimas būti su to, kas yra. Ir aš netgi sakyčiau, tęsint tą kryptį dėmesingumo, kai nesi dėmesingas, nes tau čia ir dabar yra duota viskas, kad tu galėtum realizuoti save, būti savo kely, keliauti savo kelionę, realizuoti save. Tau yra duota viskas. Tik tai, jeigu tu užsidedi akinius, kažkokius tai, tebūnie marketinginius, bet kokius kitus sudėtus, kurie nėra tavo, tu nesi dėmesingas. O jeigu tu tik, būni čia ir dabar, ta atgyvenusi tezė, tu tada angliškas žodis yra gerai, tikslus, manau, čia tikslesnis gal negu tiesiog dėmesingas, tai yra tas attention to attend, tai būti čia, būti čia ir dabar, ir tu pradedi matyti dalykus, kurie yra tavo ir tau, ir tu jauties pakankamas, net tu turi viską, kad galėtum realizuotis. Net jeigu apie tai niekas nežino. Taip, net jeigu apie tai niekas nežino. Net ir tada. Atrodo, dabar šnekam ir po to vis tiek pats būni tose situacijose, kai turi pargrįžti ir išgirsti pat save arba prisiminti. Be abejonės. Skirtis tarp naujosios ir senosios žemės jie ne geografinė ir nelaikinė. Reiškia, tai ne erdvė ir ne laikas, ne vieta ir ne istorija kažkokia, bet tai yra skirtis, kuri yra kiekviename iš mūsų, arba aš net taip pavadinčiau, tai yra plonas ištemptas lynas per bedugnę, kurio mes kiekvienas žingsniuojam kiekvieną galimybę. Ir ta bedugnė yra tas neautentiškumas, į kurį mes krentam
jausmai, išgyvenimai, trūkumas, kurį jaučiame ir net ne savo, o tarsi va, toks generuotas iš visumos, iš gyvenimo aplinkybių, iš tai, kaip mes tą gyvenimą suprantam. Ir tas balansavimas, vis dėlto ant lyno ėjimas, žingsnis po žingsnio yra ta galimybė vis dėlto labai trapi, labai siaura, bet vis dėlto išlikti tame matyme tiesiu ir paprastu žvilgsniu, matyti, iš kur kyla kančia, iš kur kyla liūdesys, prislėgtumas, ar ne, iš kur kyla tas trūkumo pojūtis. Tai kai mes matome, mes vis dėlto tuo metu žingsniuojame tą naująją žemę, nes kažkuria prasme matymas, o taip kaip mes kalbam, kalbėdami mes tarsi kartu pamatom, apčiuopiam, jis dovanoja džiaugsmą. Nes džiaugsmas, man regis, džiaugsmas yra apskritai natūrali žmogaus būsena. Tai nėra kažkas, ką mes turim užgyventi, generuoti, kažkaip turime ieškoti priemonių tai pasiekti, mums tai reikia numesti tai, kas mus slegia. Ir mes tuo metu jaučiame tą balansavimo momentą. Tiesą sakant, kai supamės, ar ne, arba kai einam, kai važiuojam dviračiu, visi kinetiškai atpažįstam, per judesį mes atpažįstam balansavimo džiaugsmą, išbuvimą tame, regis, labai siaurame taške, kur mes esame tokio beveik nesvarumo būsenai. Ir tai yra lengvumo. Tai yra džiaugsmo, tai yra pakylėtumo būsena. Bet tuo pat metu mes ir krentame. Ir krentame nuolat. Ir balansuoti tai reiškia, kad mes negalim nekristi. Nes tai reiškia gyventi, tai reiškia būti žmogumi, tai reiškia diena iš dienos būti išbandomam įvairiausių situacijų ir visų pirma vidinių demonų ir konfliktų, vidinių gundimų ir vėl surasti tą balansą. Tai žvelgiant iš judesio pusės, kas padeda? Padeda tam tikras tonusas, ne per didelis. Nes jeigu mes labai įsitempiam ir bandom balansą užlaikyti, išlaikyti, kaip metaforą čia galėtume sakyti, kažkokios labai griežtos asketinės dvasinės praktikos, aš bandau išlikti dvasingumo kelyje, pozityvumo kelyje, afirmacijas kartoti prieš miegą. Na, tokias struktūrinis savęs balansavimas, jis irgi galiausiai lūžta. Nes tai, kas kieta, tai, kas labai tvirta, įsivaizduokim pagalys. Jis jau kai krenta, tai krenta visas. Ir kuo labiau svyra, tuo tas svoris didėja sverto principu. Ir kitoje pusėje yra toks palaidumas, pernelyg didelis atsipalaidavimas, kuris irgi yra balanso nuolatinis praradimas. Tai čia galėtų būti tokia galbūt hedonistinė perspektyva. Kas ateina, tas ateina, gyvenimas yra vienas, švęskime, mėgaukime, kuo daugiau į save prigerkime malonumo, apsvaiginkim save ir štai išgyvenkim tuos džiaugsmus. Tai irgi ne tas variantas, nes tai yra tik tai paslėpimas, tik tai atidėliojimas, nes galiausiai vis tiek kitų galų tas nusivylimas mus pasieks ir mes krisim į tą bedugnę. Tai vat kažkoks balansavimas reikalauja būti pakankamai lankščiu, mobiliu, kad galėtum keistis, kad galėtum adaptuotis, prisitaikyti ir pakankamai tvirtu, kad išlaikytum esmę to kuo esi. Tai turėti idėjas, ieškoti principų, nuolat sugrįžti prie klausimų, prie pokalbio, kultivuoti galbūt aplinką žmonių, susitikimų, kaip štai mes kalbamės, kurie vis leidžia tarsi pasikoreguoti. Ir kita vertus nedaryti to pernelyg rimtai, pernelyg griežtai, pernelyg supakuoti į kažkokius tai kalbinius konstruktus, į kažkokias tai labai griežtas, apibrėžtas praktikas. Būti gyvų, tikrų žmogumi, leisti pasauliui mus savaip formuoti ir priliesti, turėti supratimą, kad ne viską mes žinom, leisti savo nustebti. Ir pernelyg netgi ir, man regis, nepasikliauti jokiom iš anksto nustatytais protokolais, tradicijom galbūt, kurios irgi žada jau patikrintus kelius.
Taip, ir mes, man atrodo, ką mes čia kuriam, tai kuriam dažnį. Nes tikrai nereiktų kažkam, kas klauso, imti to pažodžiui ir galvoti, kad tai yra kažkokios metodikos, arba būtent toks gyvenimo būdas atveda prie to, arba kad būtinai reikia studijuoti filosofiją, ar būtinai skaityti Šliogerį. Nėra apie tai. Mes bent jau iš savo patirties galiu pasakyti, kad kodėl mes atsiverčiam kartais knygą tam tikrą ir nereikia visos knygos perskaityti, arba klausomės tam tikro įrašo, muzikos, nes tai mus įveda į tam tikrą dažnį, pakilėja, gali nuleisti, gali tai. Ir tai yra ne apie tą supratimą, ką tu ten išgirsti, ne apie informacinį srautą, bet apie tą žinojimą. Mes praeitą kartą kalbėjom, bet kaip aš darau tą skirtį tarp to žinojimo ir supratimo, kad tai nėra, kad tai, ką tu gali papasakoti arba indikuoti, kad ten tai ir buvo ir gali perpasakoti, bet tai, kad tai tau ištinka ir tu visų kūnų tai patiri ir tai pakeičia tavo būseną, tai pakeičia tavo buvimą. Ir va tai, ką mes čia darom, man atrodo, ta kūrybinė intencija tokia yra apie tai, ne tai, kad kažkas girdėdamas bandytų atkartoti kažką, bet kad pabuvę kartu su manim ir su tavim, su mumis šitam pokalbį, įvyktų pokytis link laisvesnio, atviresnio gyvenimo, kad autentiškesnio to savo asmeninio gyvenimo, kaip tai bebūtų. Bet jeigu tai yra tas rezultatas, tai yra nuostabu. Ir nesvarbu, kiek tai būtų žmonių, ir va, turiu labai puikų pavyzdį. Šiandien kaip tik buvau susitikęs su bičiulė viena ir tikrai, bent jau kiek aš žinau, tas žmogus nėra studijavęs filosofijos ir šiandien man pasakoja būtent apie tai, ką mes šnekėjom, sako, žinai, jinai tikrai gyvena gausoje ir sako, aš turiu visko, ko man reikia, ko man pakanka, bet man niekada nieko netrūko. Aš niekada nieko nenorėjau ir niekada nieko neturėjau, nesekiau, bet sako, visko yra. Ir sako, aš nuo mažens taip gyvenau, sako, aš visada gyvenau taip, kad tai visko, ko reikia, visko yra. Ir aš niekada neturėjau ten poreikio kažko turėti, kažko siekti. Ir tai nėra, kad žmogus ten iš Uber kažkokios tai ten gausios šeimos ir tokioj. Bet va tas buvimas tokioj, tam žmogui leidžia būti gausoj, harmoningai gausoj, bent jau kiek aš tai atpažįstu. Ir tai nėra susijęs su jokia filosofija, jokia tokia praktika sisteminga. Tai yra tiesiog būsena, kai tu vat būni taip. Įeini kažkokiu tai būdu, įeini savo būdu, atrandi savo būdą, įeiti tai. Tai atrodo mes ir kalbam apie Šliogerį, apie filosofiją, tai mums padėjo mūsų kely per ilgą galbūt tam tikrą laiko tarpą atrasti, tam tikrus dalykus atpažinti savyje, bet tai tikrai nėra vienintelis kelias, kaip kažkas tai pasakoja, kad būtinai reikia tokius 10 žingsnių, kaip mano draugas vienas juokė, sako, jeigu kažkas papasakos, kad ryte turi valgyti cepelinus dėl to, kad tai leistų milijoną uždirbti, ar 2 milijonus, ar 10 milijonų. Ir įdomu yra tai, kad nemažai žmonių pradės tai daryti. Nes galvos, kad tai sukurs tas aplinkybės jam ar jai uždirbti tos 10 milijonų, neįsiklausęs į save. Tai va tos taisyklės, mes tai žiūrim, bet aš labai taip žiūriu visada per atstumą, nes man atrodo, jeigu neklystų ir Jungas, ir daugelis tų tokių išminčių, visa tai, ką jie sukūrė, kaip aš tai atpažįstu, jie apie tai ir kalbėjo, kad tai yra mano kelias, tai yra mano išraiška, bet jūs nesekit šito, nekartokit to, nes raskit savo. Aš tiesiog jums pasakoju, koks buvo mano kelias. Ir atpažinkit tame, kad ką gali sukurti tavo autentiškas individualus kelias, bet nekartokit mano. Mes savotiškai kviečiam žmonės prisiliesti, išgirsti, pabūti kartu su mumis šiame pokalbėje, tarsi čia kartu sėdėtume ir tikrai neprašome ir nekviečiame su viskuo sutikti, arba taip mąstyti, arba kažkaip taip daryti, kaip mes darom ar gyvenam. Vėlgi, mes taip pat nedarom dalykų taip pat ir visko nemastom taip pat. Bet kaip ir užsiminiau, ar galime klausimui suteikti gyvybės? Ar galime būti pačiame pokalbėje atidžiai? Ar galime įsiklausyti
Jeigu galime įsiklausyti į pokalbį, jame būti tame dažnėje, gali būti, kad mes toliau išjungę šį pokalbį liksime klausimėsi pasaulio, klausimėsi tos tikrovės, kurioje gyvenam. Ir tai, ką jį pasakys, bus labai individualu. Mums, tai bus mūsų, kiekvieno. Tai gal irgi tokia prasme. Aš irgi labai, labai skeptiškai žiūriu į bet kokius protokolus. Tiesiog viduje turi didelį pasipriešinimą bet kokiems bandymams kažko pamokyti. Kad štai darykite šiuos 3 pratimus, valgykite šiuos 3 maistus, galvokite šią vieną mintį ir jūsų pasaulis pasikeis. Tai beveik 100% galiu pasakyti, kad taip tikrai niekada nebus ir tie žmonės, kurie tai žada ir sako, jie tiesiog atvirai meluoja arba tiesiog patys dar yra tokiam savo kelio etape, kur galbūt naiviai tiki, kad yra kažkokia situacija, protokolas, metodas, kuris atitinka kompleksišką tikrovę ir gali kažkaip, kaip ta viena magiška piliulė, išspręsti žmogaus gyvenimą. Tai man regis, šiaip šios iliuzijos reikėtų jau atsikratyti ir ieškoti pokalbių, ieškoti procesų, ieškoti susitikimų, kur tai, kas užgimsta, yra tai, kas užgimsta. Tikras augimo, mokymosi, prisilietimo prie to, kas tikra. Procesas yra būtent toks, kur tas, kuris veda tave į tą procesą, nežino už tave atsakymą. Bet galbūt savo pavyzdžiu, savo buvimu, savo atidumu gali išprovokuoti tavo paties įžvalgą, tavo paties būseną. Ir tai yra vienintelė ir tikroji kokio mokymo arba edukacijos prasme, tai suteikti tas ribas, tą galbūt formą, ar tai klausimo pavidalu. Galbūt tas klausimas, šiuo atveju mes kalbam, bet tas klausimas gali būti užduodamas judesio situacija, lygiai taip pat balso situacija ir pačios įvairiausiose žygio formatu ar dar kažkur. Tai yra sukūrimas formos, sukūrimas formato, galbūt net ir tam tikrų apribojimų, kurių metu, jeigu mes leidžiamės į tą paiešką, tikrą įsiklausimą, yra galimybė tam šaltiniui, kuris yra kiekvieno iš mūsų viduje iškilti. Iš tos tuštumos, kuri kažkuria prasme galbūt yra ir savotiška pilnuma, kažkas gali iškilti į paviršių ir tai bus labai unikaliai mūsų. Ir jeigu kažkas vis dėlto po to bandys sakyti, kad va štai man taip įvyko ir aš noriu ir jūs pamokyti, ir jūs taip darykit, kaip aš dariau. Tai nebus visai tai, nes iškilo ne dėl to, kad žmogus darė vieną ar kitą šitą veiksmą, bet dėl to, kad buvo tam tikrai būsena, tam tikram vidiniam parengtume išgirsti, atliepti, sukūrė erdvės ir dalykai iškilo. Kiekvienas tikras pokytis, transformacija visada yra tarsi ateinant iš kito kranto. Tarsi transcendencijos dovana ištinka. Tai nėra tai, ką mes pagaminam, tai yra tai, kas mus pasiekia tuo metu, kai mes esame atviri tą dovaną priimti. Ir viskas mus tai pasiekia. Čia aš nesakau nieko radikalaus, maistas mus pasiekia iš išorės, jis yra visiškai kitas mano atžvilgiu. Grožis, objektai, dalykai, jie nėra mano vidaus išraiška, jie ateina iš išorinio pasaulio, lygiai taip pat idėja, mintis, kūryba, pagaliau įžvalga arba net tikra transformacija, jie ateina kaip mane priliečiančio pasaulio dovana. Ir galvoju, ten vienoje vietoje užminiai ir tai ar gerai, kad mes su tavim šnekam panašius dalykus, nes kaip mes esam girdėję, kad reikia dramos, kad vyktų priešingos nuomonės, kad vienas kitą paneigtume. Ir atrodytų vėlgi, o kodėl mes norim tokio pasaulio? Kodėl mes nenorim pasaulio, kuris būtų tame šaltinį, kuris suteikia energijos, kuris augina
Ir tai nėra apie konfliktą, tai nėra apie tas priešingas nuomonės, kad susikurtų kažkokia tai situacija, kur mes galėtume kažkas spręsti, kažkas tai mobilizuotis, aktyvuotis ir taip toliau ir taip toliau. Atrodytų, ar tikrai mes norim tokio pasaulio, kur mes būtume nuolatiniai įtampui. Ir tas buvimas, sakykime, tai formavimas tos aplinkos, jisai man taip atrodo neturėtų būti apie tai. Jis turėtų būti apie harmoniją, apie darną, apie tvarumą, tą tokią plačiąją prasme. Ir todėl, kai aš galvoju apie mokytojus toj temui, tai man atrodo tokie 3 yra labai, gal ne viską išsimentis, bet tokie, gerai nukreipiantis kriterijai. Tai man atrodo, kad mokytojas, jeigu jisai, tas tikras mokytojas yra, jisai niekada nevertina, jis neturi vertinimo to, nes jisai žino, kad yra tavo kelias, nėra gerai blogai, yra tavo kelias ir tu eini juo. Ir jisai jo nevertina. Jisai tiesiog būna šalia, būna su tavim, tavo kelyje. Kitas kriterijus yra, kad jis niekada nesuteikia atsakymą, nes atsakymas yra jo, jisai gali kalbos, jeigu mes vėl kalbam apie kalbą, pasakėčios, kažkokios istorijos pagalba papasakot kažkokį reiškinį. Tai jis gali būti kažkiek nukreipiantis, bet jis niekada nepasakys, tai yra tai. Va tau tai yra tai. Ir trečias dalykas, aš tos 2 kažkaip su savim nešiojausi kurį laiką, bet trečią išgirdau kažkada čia prieš kokį mėnesį ar 2, kad ir mane taip jisai palėtė, galvoju, taip, kad ir mokytojas, gal žodis motyvuoja, nėra tas, bet palaiko tave, skatina tavo kely, jisai, kai jaučia ir mato tavį, kad tu esi savo kely, jisai tave, paskatina jame toliau būti. Motyvuoja, man nepatinka tas žodis, bet nes būna sunkių momentų tenai. Ir jisai nepasako, kaip juos spręsti, jisai neduoda to atsakymą, bet jisai tau sukuria erdvę, kad tu ten nepalūštum, sakykim taip, ir toliau keliautum. Tai tokie 3 kriterijai, kurie atrodo, galbūt nėra išsementis visko, bet yra apie mokytoją, apie tą kelią ir kas tu gali padėti jame būti. Ir žinai, mokytojas dažnai yra būtent tas žmogus, kuris pats keliauja. Ir būtent tai labai dažnai ir yra tikroji priežastis nepalūžti ir keliauti toliau, nes mokytojas ir yra tas, kuris keliauja per šiokį tokį atstumą, galbūt priekyje tavęs ir tęsia tą kelionę. Apskritai, jeigu mes galvojame apie žinias, tai be abejo fizikos, matematikos, chemijos ir kitų dalykų, inžinerijos, kurie užsiema šio pasaulio objektų manipuliacija, tai pavadinkim, net ir socialinių realijų, ar tai būtų organizacijos, juridinės struktūros ir visa kita. Be abejo, mes turime įgauti žinių ir turime įgauti kažkokius tai supratimus, kaip veikia šitas žmonių sukurtas pasaulis, pagaliau kaip veikia gamtos pasaulis. Bet ar tai yra tikrasis edukacijos tikslas? Pats žodis edukacija yra ištraukti, jeigu iš lotynų kalbos, ištraukti, iškristalizuoti kažkokią esmę, tai reiškia padėti žmogui, leisti žmogui, suteikti sąlygas tapti savimi. Tai kažkuria prasme, tuo pat metu tai reiškia atmesti visą tai, kas tu nesi ir kažkaip prisiliesti prie savo gilesnės esmės. Ir štai šioje vietoje niekas negali pirštų parodyti arba niekas negali tau parodyti arba papasakoti, kaip reikia būti savimi. Tavimi. Aš tau negaliu parodyti, kaip tau būti tavimi, aš galiu savo pavyzdžių papasakoti, kaip aš būnu savimi ir tai gali įkvėpti arba sukurti erdvę ir sąlygas, saugią erdvę, saugią nuo kritikos, saugią nuo nepagristo orientavimus į progresą per nelyg greito, sukurti erdvę, kurioje tu ieškai ir palaikyti tą kelionę. Tai štai klausimas tikrai, kiek mes vieni kitiems duodam laiko ir kuriam erdves ir sąlygas surasti save, prisiliesti prie to, kas esminga. Ar vis dėlto norim kuo greičiau vieni kitus išdresiruoti kažkokią tai
funkciją ir tai vadiname išsilavinimu, tai vadiname parengtumu. Be abejo, parengtumu vienai arba kitai funkcijai. Bet štai tu užsiminėjai, kodėl mes taip orientuojamės vis dėlto į konfliktą, ar ne, ir kodėl tiek mažai orientacijos yra į darną ir harmoniją. Mūsų dirgina ir mūsų dėmesį traukia kažkokios opozicijos. Bet taip veikia mūsų protas, jis mąsto per opozicijas, per išskyrimą, per dialektiką tam tikrą. Labai sunku mums tame pačiame mūsų prote laikyti dvi viena kitai prieštaraujančias idėjas ir tuo pat metu laikyti jas teisingomis. Mes mąstome, pagal šiokius tokius logikos kanonus ir jeigu teisinga vienas, vadinasi neteisinga kitas. Čia ir čia priartėjame prie tokio klausimo, ar apskritai, kas yra ta tiesos teritorija ir kokia ir kiek kalba gali prie jos prisiliesti. Ir mes čia su tavim kalbam taip truputėlį tarsi iš tolo, truputėlį apvaliai, truputėlį abstrakčiai galbūt. Nelabai aštriai, nelabai nukreiptai į kažkokius faktus, į labai griežtą polemiką, į išryškinimą kažkokių pozicijų. Nes ne protą mes norim maitinti savyje ir galbūt tuose, kuriuos pakviečiam į šį pokalbį. O tai, kas yra anapus proto, tai, kas stebi protą, tai, kas stebi mintis, pats buvimas, kuris savyje gali įimti ir opozicijas ir laikyti jas ten vienu metu ir tuo pat metu nebūti ne viena iš jų. Tai man regis šią prasme ir debatai, kurie vyksta mūsų visuomenė, ir tas susipriešinimas, užsiėmimas pozicijos, užsidėjimas rėmelio, aš už tą, aš pasitikiu tuo, aš nepasitikiu kitu, kovojimas už taiką, patys įvairiausi, reiškia, tokie poliariniai įsitraukimai, jie mus grąžina į tą specifinę, fragmentuojančio proto pasaulį ir mums neleidžia atrasti tos galbūt gilesnės esmės, kuri egzistuoja anapus viso šito. Labai gerai skamba, kaip pasakėjai, labai gražiai skamba kovoti už taiką. Tai, jau, ir aš labai norėjau tai palies, galvoju, ir šiandien mes paliesim, kažkaip man taip prabėgo, aš jau praeitą kartą galvojau link to grįžti ir man atrodo, tai labai, aš norėčiau kartoti ir tai yra labai svarbi, aš tai pavadinčiau dabartinės konfliktinės sąmonės būsenoj, ką norėtųsi atnešti, kokie pokytį. Tai yra, kad mes identifikuotume, kad tema nėra svarbi. Tai jeigu aš kovoju, tai reiškia, aš fasilituoju arba puoselėju kovą, patį veiksmą, kovos. Ir aš ką labai dažnai dabar, nors aš ten nuo žinių esu toli nukeliavęs, bet ką aš pastebiu, net mane pasiekė, kad atsiranda žmonės, kurie pirmaisiais savo žingsniais iš tikrųjų keliauja taikos link, pavadinkim taip. Bet kažkur pusiaukeliai jie pradeda kovoti prieš tuos, kurie jų nuomonė kuria tą netaiką. Arba, sakykime, disharmoniją, arba kažkokį tai ten smurtą, ar kokius benaudotume. Bet pradžia visada būna, tai mes norim, sakykime, daugiau harmonijos. Ir pusiaukeliai yra atliekamas toks reveransas ir pradedama kovoti prieš tuos, kurie sukūrė tą disharmoniją, patys toliau kurdami disharmoniją, nes toliau daro tą patį, ką darė, pavadinkim ten, kiti, tik tai kitoj temai, kitokiu formatu. Tai ir pusiaukeliai pametė. Šiuolaikinės tikrovės, socialinės tikrovės tokia realija. Ar ne? Mes nepasitenkinam kažkokiu mums brukama idėja ir tuomet mes pradedam brukti priešingą. Ir lygiai taip pat, dabar vėlgi, ar rinkimų kontekste, ar mūsų rinkimų, ar JAV rinkimų, ar bet kokių. Taip, yra kovotojai už
už taiką vienaip ir yra tuomet kovotojai už taiką kitaip ir rezultatas yra vidinis konfliktas. Nes jeigu aš kovoju už taiką, jeigu aš kovoju už tiesą, tai aš savo buvimu manifestuoju konfliktą. Aš esu pats aiškiausias konflikto įkūnijimas. Tai taip kaip tu pradžioje ir pasakėjai, galbūt mes galėtume verčiau ieškoti ne oponento, kurį norime įveikti, bet reiškinio, kuris yra ir mūsų pačių asmeninė tikrovė. Savotiškos įveikos savyje, net nežinau, ar žodis įveika yra tinkamas, bet atpažinimo. Žinai, na, sakykime, iki šitos vietos podcast'o mūsų nelabai matyt kažkas klauso, tai mes galim pasikalbėti. Kažkuriuo metu aš uždaviau klausimą, aš tai visų nekenčiamas Putinas. Ir, na, prisipažinsiu, taip pat net neturiu jokių gerų jausmų to žmogaus atžvilgių. Ir tuo pat metu nesu tiek paveiktas jo, tiek priliestas jo, kad savyje kultivuočiau kažkokią kasdienę neapykantą arba kad jis man būtų labai svarbus mano gyvenime. Tačiau jis man tarnauja kaip priminimas atpažinti tas savybės, kurias jis komunikuoja, kurias jis parodo savyje. Nes tos pačios sėklos, tos pačios šaknis yra kiekviename iš mūsų. Tas pats noras kontroliuoti, tas pats nesaugumas, tas pats nesažiningumas, tas pats kreivas pasaulėvaizdis, kuris tampa vienintelė tiesa ir negalėjimas įsileisti kitų perspektyvų. Skirtumas tik tai tas, kad žmonės turi skirtingą galią ir skirtingose vietose atsiduria, bet savybės, kurios reiškiasi per tą žmogų. Jos sėklas turi visur, jos turi kiekviename iš mūsų. Mes nieko nepakeisime, nuimdami vieną ar kitą žmogų iš valdžios, pakeisdami piktą diktatorių, nes tol, kol tos savybės yra mūsų tikrovės, mūsų pasaulėvaizdžio, mūsų edukacijos dalimi, tai grįš į pasaulį. Mes matyt, atėjo laikas žvelgti kažkaip į kitą sluoksnį, truputėlį giliau. Iš kur visą tai kyla. Ir visų pirma, klausimas, ar galiu aš tą piktžolę kažkaip rasti būdą išrauti pats savyje. Ir, na, tai tas pats Mohandas Gandhi, ne? Čia ir tai, ką aš sakau, yra jo idėjos, bent jau aš pirmą kartą su jomis susidūriau, skaitydamas jo raštus. Būk tuo pokyčiu, kurį nori matyti pasaulyje, pats savo gyvenime. Ir tai yra pats sunkiausias darbas. Žymiai lengviau nukreipti pabūklus į kitą pusę, angažuotis lygiai taip pat konfliktui ir savotiškai tapti įtrauktam tų sėklų, tų piktybės sėklų ir gyventi būtent pagal tokią darbotvarkę. Tai vat klausimas, kas yra laisvė vis dėlto? Kas viduje iš esmės yra laisvė? Gal tą palikti kitam susitikimui? Nežinau. Aš dar gal taip norisi natūraliai traukia reaguoti, tai čia gal vėlgi dar toliau užaštrinsiu tai, kad tu pasakėjai. Tai, kad yra teigiama, kad ta situacija, kurioje dabar esame, ta konfliktinė situacija, kurioje yra pasaulis ir ne vienoje vietoje, jeigu kalbam apie geopolitiką, geolokacijas, tai nėra viena vieta, kuri yra labai rimtai konfliktinė. Ir aš vėl grįžtu prie to, ką tu sakei, mes yra naivu ir absoliutus naivumas yra kreipti kažką ir sakyti, kad jie yra kalti. Tai yra, vėlgi grįšiu prie to paties, tai yra to, kas mes esam fizinė išraiška. Mūsų sąmonė yra tokia ir mes todėl turim šitos konfliktus ir todėl mes turim tokius rezultatus. Todėl mes gyvename šitoj situacijoje, šitoj būsnėje, nes mes esam ne jie, mes esam visi. Dominikai, prisipažink, tu pasidžiaugiai truputėlį, kai ukrainiečiai įsiveržė į Kurską.
Nu, viduje. Aš žinok, nežinojau, kad tai. Nežinojau, aš kadangi. Bet aš dabar sakau, žiūrėk, Dominikai, taip nutiko ir įsivaizduoju. Jo, aš neturiu, aš žinau, kas turbūt yra, manęs absoliučiai niekaip, tai ne, man yra tai toks, kažkas įvyko, kas su manim yra susiję tiek, kiek aš dalyvauju bendroj sąmonėj. Ir aš dalyvauju bendroj sąmonėj ir man gal skauda, tai skauda iš tos pusės, kad tai yra mūsų ir mano sąmonės rezultatas. Tai reiškia to, kas aš esu, to, kas yra mano draugai, to, kas yra Lietuva, to, kas yra visi, žmonės, kurie gyvena gyvenimą ir reiškia, jie gyvena tokį gyvenimą ir taip, kad mes turėtume tokius rezultatus. Savo širdise, savo dvasioj, savo sielose. Tai veda link to. Ir tai yra, atrodytų, jau išoriai matomas rezultatas, kuris sako, žiūrėkit, keiskim, pradėkim gyventi kitaip, pradėkim matyti dalykus, atpažinti savyje, kaip tu sakai, tas sėklas ir su jom būkim. Neieškokim oponento, kuris yra kaltas už tai, bet atsisukim ir pas save, pamatykim, kas tai yra ir su tuo pabūkim. Taip, ir kaip tą daryti? Kiekvieną kartą, kai aš atsiverčiu antraštės, žinias ir aš matau vieną arba kitą naujieną, jos ir konstruojamos tos antraštės taip, kad užkabintų kažkokį tokį gilesnį emocinę reakciją ir galima stebėti savyje. Palaikau, patinka, nepatinka, atmetu, pasidžiaugiu, net jeigu to ir nekomunikuoju, bet kažkaip vertinu vieną naujieną kaip gerą, o kitą galbūt kaip blogą. Čia ir yra šaknis, čia ir galiu pradėti užčiuopti savo, vienokias ar kitokias tokias, giluminės nuostatas ir man regis, tai taip, mes gyvenam, išreiškiam, manifestuojam tuos principus, akis už akį, jis pirmas pradėjo, o jis tai paėmė, čia tai man priklausė. Arba čia neteisėtai paėmė, taigi buvo susitarimas šitoks, o turėjo nepaimti, bet tai kai jau mes paėmėm, tai jau kaip ir teisingai, nes tai buvo kerštas, bet kiti sako, tai žinok ne, bet turi žiūrėti dar anksčiau. Ir kiekvienas, kuris turi vaikų, ypač berniukų, supras, kad šitas dialogas vyksta kiekvieną dieną šeimose, tarp brolių ir mašinyčių, ir kareivėlių, ir žvėrelių skirstimas, ir nuolatinis ėjimas pas tėvus aiškintis tos istorinės tiesos, kaip buvo ir kas kaltas, ir kas turėtų vienaip ar kitaip. Tai aš vis labiau ir labiau matau, kad joks įsitraukimas ir bandymas išspręsti tos situacijos, jis nepadeda, nes visada yra dar ankstesnė tiesa, dar didesnė priešistorė, dar didesnis skausmas. Pagaliau yra vienas vaikas didelis, o kitas mažas. Aišku, mažas yra truputėlį labiau pažeidžiamas ir noris jį palaikyti ir daugybę dalykų. Tai aš išmokau vienintelį dalyką su vaikais. Kiek įmanoma pabandyti jiems parodyti tai, kas vyksta. Parodyti, kaip jų žaidimas staiga tampa kančios išraiška, atkreipti jų dėmesį tai, ką jie šiuo metu jaučia. Ir paklausti, kaip jie nori jaustis, o kaip jie nori gyventi kiekvieną dieną, o ką jiems reiškia žaisti apskritai. Koks žaidimas juos labiausiai motyvuoja ir praturtina. Tai vienintelis dalykas, matyt, ką aš galiu padaryti, tai kažkiek gražinti kaip veidrodis, atspindėti tą situaciją, jiems parodyti, užuot ją sprendęs arba pats įsitraukęs. Staiga. Ir galbūt panašus procesas vyksta kiekvieno iš mūsų viduje. Man ateina viena ir kita mintis, įsitraukimas, nusivylimas, palaikymas. Ir tai reikia atpažinti, kad aš nesu mintis. Aš nesu nei šita mintis, nei ta kita mintis. Bet aš esu tas stebėtojas, aš esu tas veidrodis arba tas ekranas, kuriame tos mintis pasirodo, kaunasi ir riejasi kaip katės. Kuo aš ilgiau stebiu, tuo labiau tas konfliktas slūgsta, tuo labiau tame ekrane įsivyrauja ramybė ir tas besirėjančias mintis galbūt vis dėlto pakeičia tos akimirkos tikrovę, ten, kur aš esu, su kuo aš esu, apie ką aš kalbu. Ta vienintelė tikrovė iš tiesų, kurią mes ir turime ir kurioje mums verta
užsibūti, nes tai pagaliau tai yra vienintelis būdas, kuriuo mes dalyvaujame pasaulyje. Vienintelis mūsų atspirties ir atskaitos ir poveikio taškas tai yra ši akimirka. Ir jeigu šią akimirką galiu pripildyti ne tų besirėjančių minčių, pozicijų, vadinkim, kalbos, emociškai, vertybiškai angažuotos kalbos, bet šios akimirkos tikrovės ir savo džiaugsmingo buvimo su kitu ir kitais šioje aplinkoje, galimai tai yra didžiausia dovana, kurią aš galiu duoti pasauliui. Tai, man regis, aš pasakiau tą pačią mintį, kad tu pasakė, kad štai mūsų sąmonė veikia tikrovė ir aš esu jos dalimi ir mes matyt galime į tą mintį pasižiūrėti iš dviejų perspektyvų. Tai viena, kaip tu sakai, kad galbūt sąmonėje, kuri yra tokia platesnė visuomenė, tokiam nematerialiam lygmenį, arba pasižiūrėti labai tiesiogiai, labai paprastai. Aš veikiu savo aplinką, aš kuriu socialinį lauką, kuriame gyvenu ir kuriu sėklą sodinu ateities kartoms. Galimai savo proanūkiams per savo vaikus. Aš nežinau, ar ta idėja kažkur čia nukeliaus, bet atsakau, idėja, kuri įkrito, kai kalnuose buvom, klausimo forma. Ar kalnas ir kalno šešėlis yra tas pats? Ir aš ilgai nepabuvau su ta idėja, bet dabar kažkaip jinai pargrįžo ir pojūtis yra iš to, ką mes kalbam, kad tai yra kalnas, yra tas pats, kas kalno šešėlis. Ir kai mes bandom atskirti nuo to, kad, kas esam mes, ir tada kokį šešėlį mes kūrėm, mes kažkaip bandom nuo to, laikyti atstumą. Čia kažkas kitas, kažkaip kitaip, ne dėl manęs. Bet aš ir mano šešėlis yra tas pats. Aš esu savo šešėlis. Kaip ir kalnas yra kalno šešėlis. Ir tai čia tokia metafora, gal atpažįstant tai, tu kaip žmogus pradedi pamatyti kitaip šiek tiek, nežinau, čia susijungs dabar taip tiesiogiai, laisvę. Ko tu užklausiau, kas yra laisvė? Ir man atrodo, kad laisvė yra žinojimas, kelio žinojimas. Ne pasirinkimų, mes esame įpratę, kad laisvė tai reiškia, kad mes turim daug pasirinkimų. Kuo daugiau pasirinkimų, tuo laisvesnis esi. Kuo daugiau mes turim galimybių, prekinių ženklų ar ko nors nusipirkti, tuo mes laisvesni. Bet mes turbūt kiekvienas patiriam, kad tu nesijauti laisvas, tu jauties pradėti vertinti, žiūrėti, gal tą rinktis, o gal tas geriau, kainos kokybės santykis. Ir aš savo kūnų patiriu, kad tai tikrai nėra ta laisvė, kurią aš patiriu kitose būsenose, situacijose. Ir laisvė yra tada, kai tau net nekyla klausimų. Tu žinai, šitas kelias, šitas žingsnis, šitas žmogus. Ir tai yra laisvė. Ir atrodo, kad keliauti link šitos būsenos yra, kokybiškiau žmogui gyvenimo kelionėje, negu didinti pasirinkimų. Ir kai mes kalbam apie metodus, kalbam apie vaikų auklėjimą, kalbam apie galimybę spręsti konfliktus, atrodo, kad, surasim naujų metodų, naujų įrankių, naujų būdų, kaip galime tai išspręsti, pasirinksime vieną iš jų arba jų kombinacijų ir tai įvyks. Ir atrodo, kad ne ta kryptis, kažkur, vėl apie ką mes kalbam, kažkur reikia atsigręžti ir grįžti į tam tikrą būseną ir tada matyti tas konfliktas dingsta. Tu tiesiog, jisai pats išnyksta, kai tu įeini į tą būseną. Labai dažnai mes laisvę suvokiam kaip kažkokia išorinę varžą. Bet jie tik tol yra varža arba varžymas tam tikras, kol mes patys viduje jaučiamės nelaisvi, kol mes aktyviai priešinamės. Bet tą akimirką, kai mes pakeičiam savo audinių kokybę, kai mes pakeičiam savo vidinę būseną ir atsiremiam į tą mūsų varžančią aplinkybę, tai gali būti žmogaus apkabinimas. Tai gali būti pradžioje patiriamas kaip laikymas, kaip neleidimas ištrūkti, bet tą akimirką, kai aš atsipalaiduoju, staiga tai tampa atrama. Ir tas, kuris mane varžė, tampa
mano palaikytoju ir laikytoju ir mes suvokiam abipusį ryšį, kad nėra laisvės be jos ribotojo ir apskritai kelias į laisvę, į tikrą laisvę gali būti apskritai laisvės idėjos kaip tokios. Savotiška vidinė transformacija į atsipalaidavimą, kurioje ta opozicija tarp to, kuris trokšta būti laisvas ir to, kuris varžo laisvę, ar aplinkybės tai būtų, ar kažkas kitas, ta opozicija išnyksta. Nes atsipalaidavime ir reiškia to nelaisvės išgyvenimas pakeičiamas atsirėmimu, buvimu, įsibuvimu, tą opoziciją paverčia komuniją, paverčia savotišku bendradarbiavimu. Mes čia kartu esame, mes esame atsirėmę vienas į kitą. Čia tai, ką aš sakau, yra tokios, fizinės patirtys, nes mes savo paskutinio proceso metu per judesį mes bandėm tyrinėti, ką reiškia laisvė kaip patyrimas. Gerai, nekalbėkim dabar apie politinę laisvę, nekalbėkim apie dvasinę laisvę ir visą kitą, kas kalba, bet kaip aš galiu, kaip mano vienas bičiulis sako jisai, aš visada klausiau savęs nuo vaikystės, ta daina stovė, kaip stovi laisvė. Kaip ta laisvė stovi? Koks yra tas laisvės stovėjimas? Ir mes bandėm per judesį surasti, gerai, kad aš pasijausčiau laisvas, aš pirmiausia turiu atpažinti, o kaip yra būti nelaisvam. Tai mane kažkas laiko, kažkas veržia, varžo mano judesį, bet ne tiek varžo, kad visai negalėčiau judėti, bet vis dėlto kažkaip trukdo. Bet aš jaučiuosi nelaisvas tik tol, kol aš pats priešinuosi tai situacijai. Bet jeigu aš į ją atsipalaiduoju, tai tampa bendradarbiavimu. Viskas, tik kai išnyksta mano nelaisvumo pojūtis, aš atrandu laisvę, bet ne tą, kurios ieškojau, kaip išsilaisvinimą iš šito, kuris mane varžo, bet savotiškai įsibuvimą į situaciją. Reikėtų man padirbti su šitam formuluotėm truputėlį atidžiau, kad išreikščiau šitą mintį akivaizdžiau, bet man regis, jeigu dar kartą pabandyčiau, kad nuolatinis ieškojimas laisvės, nuolatinis kalbėjimas apie laisvę, gali būti, kad yra pati nelaisvės sąlyga. Gali būti, kad laisvas žmogus labiausiai yra tuo metu, kai laisvė kaip klausimas neiškyla. Kai jis yra ten, kur yra, daro tai, ką daro, ir nenori būti kitur nei yra, ir nenori daryti nieko kito nei tai, ką daro, tada jis yra laisvas. Ir galvojant apie žmogų, kaip pasakoji, man taip gražiai suskambėjo vienos tokios išmintingos moters, vyresnės amerikietės, man atrodo, ten žodžiai, kad sako, koks būtų pasaulis visai kitoks, jeigu mes tiesiog darytume vieną veiksmą, iš tiesų dėmesingai žiūrėtume kitam į akis, kurį sutinkam ir sakytume, aš tave matau, tu esi. Ir man atrodo, mūsų pokalbį, dėl to mums gera susitikti ir kalbėtis, nes mes šituo buvimu sakom, Justai, tu esi. Ir kaip jinai sako, tada pasaulis visai pasikeičia, nes žmonėm atrodo tik to te reikia, arba tai yra tiek daug ir visos pastangos ten vienaip arba kitaip įsiteikti. Ir apie tą patį, kad šauksmas, pasakykit, kad aš esu. Tu kažkur šiandien pokalbį minėjai apie tą aš esu. Ir galbūt ir atsiranda ta laisvė, jeigu taip žiūrint iš judesio perspektyvos, kai tu sakai, tu esi, taip pat kaip aš esu. Mes abudu esam. Ir to pakanka, kad staiga tu pasidarytum laisvas. Nes kažkas pasakė, kad tavęs pakanka tiek, kiek tu esi, toks, koks tu esi, taip, kaip tu esi, ir tau nebereikia ieškoti įvairių opcijų, variantų, galimybių, keistis, kažko su kažko lyginti, nes, tu ką tik patyrei, kad tu esi, ir tai tave išlaisvina. Ir toj galbūt dviejų žmonių tokioj harmonijai, sinergijai, kai kažkas, nes pats savo kažkodėl tai pačiam tai sunku savo pasakyti, kažko iš išorės reikia, kad kažkas pasakytų, kad net tu esi. Ir toj dviejų žmonių harmonija, kai kažkas pasako, tu esi taip pat kaip aš esu, arba tiesiog tu esi, ir kitas pasako tau, galbūt nebyliai, kad tu esi, ir jie dviese sukuria tą tokią dermę, kurioje tu patiri tą laisvę.
viena gal iš formų, kaip tu gali patirti tą laisvę. Be abejo, mes žmonės ieškom vienas kito pripažinimo ir atpažinimo ir žinojimo. Mes ieškom kito žmogaus žinojimo apie mus ir taip įsitvirtinam savo buvime. Vienintelis klausimas, kuris man lieka, ar galime tame surasti pasitenkinimą ir tame atsipalaiduoti. Bent jau galime tikrai pabandyti, iš tikrųjų vienas kitą atpažinti, ne už kažką, ne dėl kažko, bet tiesiog atpažinti, kad tu esi, mes visi esam ir mes nesam niekas galiausiai, vis tiek kažkaip čia esam įkūnyti ir tą gyvenimą nugyvenam. Ir tuo pat metu, galim klausti, ar tikrai reikalingas kitas žmogus, kito žmogaus žvilgsnis, kad aš pasijuščiau tikrai esas ir pasijuščiau tikrai laisvas. Tai, aš palikčiau tokį klausimą savo kaboti. Ir girdžiu, ką sakai, ir tuo pat metu suabejoju, nes jeigu man reikia kito. Aš lygiai taip pat suabejoju. Tai aš jau, tampu, savastimi prikaustytas prie kito žvilgsnio ir tuomet tai potencialiai gali išvirsti nuolatinį reikalavimą. Pažiūrėk į mane, pripažink mane. Į tokią abipusę priklausomybę ir kartais galvoju, gal atsiduoti ir tam priešingam pojūčiui, kad vis dėlto kažkuria prasme ir nesu. Ir nėra. Ir su tuo kažkaip rasti būdą susibūti, susitaikyti. Ir galbūt iš ten iškils tai, kas kitam registre, kitam sluoksnį yra tikra. Atrodo tiesiog tokia ilga kelionė link to, kad o kaip įeiti būseną, kad būti savo pakankamu. Kad tiesiog įsibūti tai, kad ir tavęs pakanka. Ir ilga čia kelionė. Ilga kelionė ištarti aš esu tiek, kiek esu, taip, kaip esu ir to užtenka savaime. Esu ir daugiau nieko nebepridėti. Nebent kaip Arvydas Šliogeris pridėjo klaustuką. Prie žodžio esu. Aš tai pridėjo klaustuką ir sako, tai yra labai trapi būsena. Bet kelionė ilga, nes vėlgi tol, kol mes tikime kažkokiu mitu kaip absoliučia tikrovė, absoliučia tiesa, kol nenusiviliame iki galo bet kokia kalba, bet kokiu žinojimu, bet kokia tiesa. Vargu ar mes galime tikrai švariai leistis į tą esu grynojo, be jokių priemaišų, be jokių koks esu, kaip esu, dėl ko esu ir panašiai. Tiesiog esu. Tai matyt tą kelionę, tokio gyvo klausimo, gyvos abejonės, savotiško skepsio. Ne tik paties mąstymo turiniams, bet ir paties mąstymo procesui galiausiai. Supratimui, kad aš nesu mąstymas, aš nesu mintis, aš esu tai, kas yra anapus to daugiau, arba netgi gerokai mažiau. Esu tai, kas esu, kaip Dievas Mozei bylojo iš degančio krūmo. Kas tu esi, sako, esu tas, kuris esu. Aš jaučiu, kaip mano energija sėsta jau ir atrodo, man noris taip sustoti, nes galvoju, skamba ta pati frazė ir galvoju, kad gal nori su jo pabūti. Galvoju, jau kas nors klaustų, koks tavo vardas ir tu sakytum, esu. Ir nuo to atsispirtum. Ir tada visi kiti sluoksniai užsidėtų. Ir pagalvoju, kad nepabūnu aš su tuo. Tokia gera vieta pabūti. Kaip tu jautiesi? Su tuo ir pasilikime. Ačiū. Ačiū.